Nu ir labukas visiems, labą dieną. Pasisveikinu visų pirmiausia, aišku. Nu ką, aš vėl ant dviratuko. Vėl bandom minti, bandom įveikti savo tikslus. Oi, nežinau. Nes tas svoris yra šitiek priaugęs, tai nu ką padarysi, reikia dabar, reikia kažką tai stengtis ir reikia kažką daryti, kad jį numesti. Tai va, stengiuosi jį kažkaip numesti, stengiuosi kažką daryti, kad truputėlis man nukristų. O ką, šiandien nesu laisva. Šiandien mano laisvadienis. Visą savaitgalį atidirbau. Nu va, tai ką, šiandien žiūrėsim. Kaip eilinė diena moters darbai, nu kas, sustvarkyti namus. Tai va, aš truputėlį šokau pasportuoti. Kas toliau? Kas bus? Toliau bus, kad reiks eiti su šuniukais pasivaikščioti, nu ką, paskui sūnus grįš, eit kažką pietum padaryti, nu ir, nu ką, ta dienelė prabėgs. Ką padarysi, yra kaip yra. Tokia moters dalia, ne? Turbūt sutinkat visos moteris su manim. Taip jau yra, ne. Yra kaip yra. Nu ką. Minam, toliau minam. Nu, kol kas pramyniau, kiek aš dar nedaug te pramynus esu, dar tik tais 500 metrų esu pramynus. Reikėtų truputėlį pagreitinti mano minimą. Žalia rūta. Ant to sėdynės sėdėti, tai žinai, kažkaip biški yra kaip ir nelabai. Patogu tokia neįdomi, kažkaip biški priekiai einanti, bet na nieko. Priprasim prie tų pozicijų visokių. Tai va. Kas daugiau, ką jūs šiandien veikiat, papasakot, kas kur ką veikiat šiandien, kokie jūsų planai šiandien yra. Nu, tai va. Tai tiek šiuo momentu gerai, paskui vėl prisijungsiu, žiūrėsim, kai toliau numinsiu. Dabar bandysiu truputėlį pagreitinti tą mano minimą. Ane, ir žiūrėsim, kiek aš čia toliau numinsiu. Parodysiu rezultatus, neslėpsiu nieko. Ne. Gerai, iki greito. Bėgiam. Karšta. Tikrai pakankamai karšta. O, man. Oi, net liustrą patačinau. O. Bet žinokit, kaip yra kaifas, koks eiktas tau. Net tas žodis, super. Super, nu ką. 4 kilometrai įveikta jau. Tuoj parodysiu. Pažiūrėkit, 4 kilometrai, na, tų kalorijų nelabai daug, 69,3 tik tai. Nu, dar iki tikslo, kad viską padaryčiau, dar 34 minus turiu minti. Nu, žiūrėsim, kaip čia mes įveiksim. Ar čia mes šiandien veiksim, ar ne? Būtų kaip ir neblogai jau įveikti. Jau čia kelintą dieną minu. Reikėtų jau tą tikslą įveikti, ne? Ką jūs galvojat? Jungiamės prie manęs. Įminam? Visi minam. Iš tikrųjų, žinokite, aš papasakosiu jums dabar istoriją su to dviračiu, kaip buvo. Čia buvo, aišku, mano vyru užduoti. Problema. Nu, ne problema, ne, jūs įgimdė, negaliu sakyti, žmogus sutiko, viskas buvo gerai, labai gerai buvo. Nes tikėjau, aš labiausiai bijojau, o neam sakyti nieką. Nu ką, draugė parašė žinutę, seka, nenori dviračio.
Aišku, sakau, ką noriu. Jėzau, aš jau senai svajoju apie to dviratį. Kad turėčiau namuose, galėčiau nereikėtų iki džimus eiti niekur. Nu, rašau, sakau, gerai, norėsiu. Jei kas, sakau, vyras savaitgalį grįžta, atlieksim pasimti. Nu į ką? Grįžt vyras penktadienį, sakau. Nu ką, yra tokia, problema, bet žinai, kas, sakau, reikia lėkti dviratį pasimti. Kokį dviratį, sakau? Taigi minimai, sakau, dviratį, treniruoklį. Sako, nusišneki, nei tu minsi, nei tu ką. Gerai, sakau. Bet man jo reikia. Aš noriu. Nu ką, su vyru nulėkėm ir parsivežėm su savo Volvike. Iš pirmo galvojom, kad gal netilps, bet tilpa. Nu ir ką, ačiū mano vyrai, kai jisai sutiko. Šaunuolis jisai man. Neprieštarauja jisai man. Tai va. Tai dabar žinokit, minu ir džiaugiuosi, kad aš tokį dalyką turiu. Tikrai labai esu patenkinta. Tikrai po truputėlį dabar dar biškį laiko reikės, darbelių susiorganizuoti, susireguliuoti viską ir pavarysim. Ane? Gerai. Ale karšta. Ale tai karšta, vaja. Jau šlaputukė. Ne visai taip šlaputukė, bet jau yra. Oi, nu tikiuosi. Tikiuosi įveikti vis. Step by step. Go to up. Ane? Gerai, iki. Nu ką, paskutinis kilometras. Kaip ir sakiau, 10 turiu įveikti ir pražadėjau ir padarysiu. Žinokit, karšta. Bet nu nieko. Trukau mažiau nei valandą, tai aš galvoju, kad visai neblogai, ne? 10 kilometrų įveikti per nepilnai valandą. Nu, kaip pirmam kartui, taip jau po ilgo tokio laikotarpio, kaip perfekto. Ne? Tikrai karšta. Nesvarbu, bet super. Akcija, atrakcija. Jungiamės. Pirmyn visi kartu. Žinokit, yra faina. Nu va. Tai iki beliko. Ir kalorijų, sakyčiau, neblogai. Sudeginau. 152 kalorijas sudegintas. Tačiau visai neblogai, ne? O ką, dabar? Jau 9 km 30. 700 metrų. Pasistengiam. Greičiau pavarom. Pavarom greičiau. Ir bus įveikta. Galvoju. Bus įveikta gal netgi per 55 minutės. Aš tikiuosi. Tuoj pasistengsiu. Kad įveikčiau, bet abejoju, kad tai bus. Dar yra 6 minutės, niekada laiko nenuminsiu 500, abejoju. Įmanoma? Įmanoma, matau, kaip įmanoma. Lygiuojasi, tai greičiau. Aš būsiu su jumis iki pat galo. Lieka 9:52. Tiek beliko 500 metrų. Ne, per 5 minutės neteks man, neįveiksiu. Nes jau man liko 5 minutės 15 sekundžių. Ai, bėga greičiau, mūsų bėga. Nu, man liko 400 metrų. 400 metrų, jei! Ir bus įveikta 10 kilometrų.
Gerulis. Tikrai, žinokit, ir gerulis. Nes, darbo bookingai tik eina ir eina. Ne, šiandien nedirbsiu. Šiandien sportuoju. Taip kad tikrai nevažiuosiu darbą. Užtenka, visą savaitgalį atidirbau. Reikia ir pasportuoti. Nu, liko 300 metrų. Gerai, kai su jumis kalbu, tai žinokit, greičiau metrai bėga. Nematau aš tada jų. Nematau, tik žiūriu, po 100 nukritę, po 100 nukritę, po 100 nukritę. Vaiką. Tai va. O aš aišku nepristačiau, aš esu Emilija. Galiu pristatyti, gyvenu Swansea, tai čia yra Anglija, Velsas. Labai gražiai miestelį gyvenam. Superinis miestelis, palei pajūrį, žinokit. Oi, tai tik džiaugiamės. Tik kad orai būtų nuostabų, žinokit, atostogų nereikėtų važiuoti niekur. Nes pasaka ne vieta, sakiau, tai yra pats tikrai labai graži vieta. Ir liko 100 metrų. Jei, varom! Tai va, kaip sakiau, labai graži vieta yra, žinokit, pajūris. Turim labai gražius pajūrius aplinkui, labai daug kempingaviečių turim. Visko, tikrai, sakau, tik kad oras mūsų leistų mus, taip, tai iš vis būtų pasaka. Nu ką, liko 2 minutės ir 300, ne, 300 metrų nebeliko. Viskas, žiūrėkit. Jej! 10 kilometrų įveikta. Liko 2 minutės. No. Vakarinis mūsų pasivaikščiojimas, ne? Jo. Super, va. Mūsų 2 šuniai. Ir einam pasivaikščioti. Būtinai kiekvieną medelį, kiekvieną kampelį reikia puostyti, apsisiuoti. Ar dar kažką tai padaryti. Oi. Tai būna pas mus kiekvieną vakarėlį. Prieš einant miegoti mes turim šį pasivaikščioti. Ne, nėra, žinokit, šalta. Aišku, su šaliku oru, bet nėra pas mus šalta. Ir visai labai normaliai. Kiek kažkur 9 šilumos ir laukia, bet taip, užsidėjau šaliką, galvoju, bet vis dėlto vakaras. Na va, taip tai, va. Kaip matai, pas mus tamsu jau yra. Labai jau tamsu ir jo. Tai va, tokius takelytis mūsų vakarinis pasivaikščiojimas vyksta. Tikrai yra smagu. Svarbiausia, kai yra geras oras. Kai geras oras, tai labai fainiai šis pasivaikščioti. Dažniausiai kažkaip tai pas mus tai būna lietus ir dar kartą lietus. Tai jau kai yra geras vakaras, visada jau stengiamės išeiti pasivaikščioti. Kas? Oi, smirda nuo mašinų, žinot, nuo mašinų gazas. Mano sūnus sako, oi, kaip skaniai kvepia, man tai smirda. Nu, jam tai kvepia, man tai ne. Tai va, pakankamai čia pas mus yra toks pakankamai pilna mašinų yra visą laiką, nes pas mus mes gyvenam prie pat ligoninės, pakankamai didelės, einam, per antrą pusę miškai. Pakankamai didelės ligoninės gyvenam, tai čia mašinų visą laiką pilna yra. Greitukiais lekia vis. Tai va. Šiaip tai yra tikrai, kaip rajonas ir labai ramus, labai čia fainai yra, labai mums. Kaip prisimenu kažkadaise, prieš 9 metus, kai gyvenom vienam rajone, tai kaip buvo nieko gero. Tai dabar šį čia super pas mus yra. Tai ir parodysiu mūsų rajoną, prasideda mūsų namukai. Čia pirmas namas, va. Mūsų rajonėlius. Čia sūnus va priekį eina.
su šiauniais. Mūsų šiauniai. Tai va. Visi namukai standartiniai. Po 2 į vieną krūvą sulipdyti. Ir taip ir gyvenam. Ugnelę kūrenam ir viskas. Ne, iš tikrųjų, jokios ugnelės nekūrenam, neturim nei židinių, neturim nieko. Būtų faina, ką mes. Tikrai labai būtų faina, bet ne. Nieko mes neturim. Nu, o iškūrenamės gazas pas mus yra. Tai va. Na ir tuoj pareisim jau į namučių. Eina pilna žmonių su šunukais pasivaikščiot visi. Sakiau, vakaras geras, tai visi ir lekia. Einam į antrą pusę, nėra mašinų, einam. Oi. Yra baisybė. Jinai yra tokia baisybė, kad net tas žodis, jinai puola visus šunius, didelius, mažus, jinai puola kaip padykus visą. Na, va, parėm mūsų namukus, čia mūsų namukai. Ai. Oi. Uždarykim vartelius. Ir eikim į namukus. Gerai, grįžom namo. Ir iki kito karto. Turbūt gal ir pasakysiu, kad jau labanaktis. Abejoju, ar mes susimatysim. Kitą dieną susimatysim, bet čia vakarą turbūt, kad ne. Taip kad einu susukti video ir įmesiu. Ačiū, kad stebit, ačiū, kad žiūrit. Didelis dėkui jums. Iki viso. Čiau. Geros nakties visiems.